Sveiki, Žiedo broliai kanalo Sveiki. žiūrovai. Šiandien pirmoji rimta Žiedo brolių laida. Sezono išvakarės, liko savaitė iki pirmojo Kreventiko etapo. Ir šiandien su Jonu apžvalginė Kreventiko Budželo apžvalga. Ir taip pat aktualijos Lietuvoje ir ne tik mūsų Žiedo pasaulyje, kurios nutiko per paskutinį mėnesį. Tai pradedam, Jonai, nuo to, kad kviečiu visus prenumeruoti Žiedo brolių kanalą ir surinkti įsvajotus 100 subscriberių. Nes po praeitą video su Aurelijum tikrai mūsų subscriberių šitie padidėjo 2 subscriberiais. Tikrai buvo puikus video su Aurelijum Rustika. Kas nematė, tikrai būtinai pažiūrėkit, nuorodą įdėsiu. Tikrai visai neblogas buvo video, mūsų pašnekesys. Tikrai tęsim tą idėją, ačiū už palaikymą. O dabar einam prie temų ir pradedam. Dabar pradedam rimtus reikalus. Pradedam rimtus reikalus. Sezonas prasideda, o pradėkim nuo Dinamito ir Manto Batukaičio. Dar vasario pabaigoje Mantas paskelbė, kad šiemet startuos 1600 km lenktynėse ne su Lamborghini automobiliu, ne su kažkokiu kitu automobiliu, o su Jutos komandos Audi R8 LMS GT3 automobiliu. Tai yra su tuo pačiu. Galingiausia Audi versija. GT3. Taip, GT3 Audi versija, ta pati versija, kurią turi Juta. Ką aš galiu pasakyti? Batukaitis nusprendė parodyt, kad irgi turi noro ir nori varžytis. Mantukas, manau, nusitaikė šiais metais aurum į prizinės vietos, o gal net ir čempionų. Galbūt. Šiaip džiugu, bet aš dar nenorėčiau svarstyti dėl to, kad dar mes nežinom, kas bus ta komanda. Aš manau, kad sutartyje galbūt... Bet matai, vien pasiemus tokį automobilį galvot tik tai apie laimėjimą klasėje, būtų naivu. Taip, reikia galvoti apie stiprią komandą. Ir aš nežinau, kas galėtų būti šalia Batukaičio, Manto, galbūt bus kažkoks dar vienas greitas vairuotojas. Visada būna šalia Manto Karolis Getraudas. Matysim kažkas gal iš Jutos komandos. Galbūt laiko daug, laikas parodys. Tai automobilis gražiai atrodo, Paspartas dar jo nebandė. Laikas parodys. Reikėtų, paminėti, kad tai yra nenusipirkimas iš Jutos komandos. Kas iki negalvotų, tai yra nuoma automobilio. Taip, tai yra nuoma, tai ne launas. Ir labai smagu man dėl Manto, o gyvensim, pamatysim. Paskutiniais metais Batukaičiui kažkaip nesisekdavo. Pernai istorija su Lamborghini nuėjo iki teismo ir ten Kajus Šikštelis ir Danas Atsikėjevas aiškinasi teismuose. Ten situacija labai nemaloni iš tikrųjų. Ten turbūt prezidento neturi tas atvejis. Galite irgi pasiskaityti, 15 minučių buvo straipsnis visas, kur Danas parašė. Dar kartą nuliūdino, kai čia su Lietuvos Kirgizą. Spėk, Jonai, kaip manai, ar Danas Kirgistanas Atsikėjimas dar grįš į autosportą Lietuvos? Aš labai tikiuosi, nes matau, kad sūnus tai smarkiai kyla, ruošia savo BMW automobiliuką vis garaže. Taip. Kiek mačiau, 325 kapą turėtų išvažiuoti. Tai jeigu viskas bus gerai, tai labai gerai, kad Atsikėjevo sūnus startuoja, Alanas Atsikėjevas, Kad žinom, galbūt kartu su tėčiu nuspręs važiuoti, kada ateityje. Kokia gal galėtų būti Racing komanda, Atsikėjev Racing. Alanas ir Danas Atsikėjevai, duotas. Su Bembu. Ir kokį ten? Vienas iš pasiūlymų. Siūlom, Danai, žiūrėk į komentarus.
O šiaip, nu, apie dinamita tai labai smagu, bet kaip sakau, ateis sezono metas, sezono vidurys ir pamatysim. Aš Jo, nežinau. galbūt bus dar bacas, žinai, nes jeigu vien tokiu automobiliu lieks aurume, nu, nežinau, aišku, Tai čia jų reikalas, reikia, negalim mes už juos spręsti, bet jo, vienų dviejų šiaip iš lenktynių. tikrųjų mane tai labiausiai nustebino, kad ne amerikoniškas automobilis, žinant man to meilę amerikoniškiam automobiliam, aš jau vienu metu galvojau, kad bus kažkas iš Amerikos. Ar ir vėl korvetės, na, Nebūtinai. ne Galvojau, kad bus korvetė, koks gal Dodge Viperis, pavyzdžiui. Dodge Viper gali būti, ar McLarenas, bet taip yra, McLarenas gal nelabai, nes bet McLarenas anglų. taip, McLarenas labiau prie anglų. Gerai, O iš tos Amerikos rinkos, žinai, pats labai didelio to pasirinkimo irgi nėra. pasirinkimo. Yra korvetė, yra Camaro, yra Dodge Viperis Dodge Viperis. Ir Ford Mustangas, ir Ford ir Shelby. Mustangas, o tų gamintojų labai daug nėra. Ir jie visi nėra tokie patikimi, reikia prisiminti. Palangos Jie gal ir trasai. patikimi, bet jeigu imti tokią korvetę ar Viperį, aptarnavimo kaštai milžiniški. Jo, ir Palangos trasai. Ir šiaip jie nėra labai populiarūs, jeigu pasižiūrėtumėm Kreventikai, vieną kitą kartą tik yra dalyvavęs Viperis, Mustangas. Taip. Aišku, ne Viperio, atsiprašau, Mustango pasiekimai buvo įspūdingi, kai jie ten sudarė netgi konkurenciją ir Desaintsui. Nu, bet jie laimėjo etapą tada, Sparta. Tik Sorry, etapą, čia mes kalbam apie VDS Racing Adventures. Jo, bet automobilis tikrai yra konkurencingas. Taip, nes VDS Racing... Net Palangoje buvo iš tikrųjų Jaguaras. Ne Jaguaras buvo, Ford Focus V6 Turbo, irgi VDS Racing Adventures. Bet ten buvo... Be sprogo turbina. Su Jaguaro varikliu. Jaguaro varikliu ir sprogo jų turbinai. Sprogo variklis ir jie pasitraukė. Buvo aišku ir BMW. Tu teisus. Tai va, o dabar einam ir Kreventiką, užsiminėm jau apie Kreventiką. Ir Lietuvai Mugello trasoje kitą savaitgalį startuos net 4 komandos. Ir matot Juta, matot Erdesainsas. Beje, tokia gal maža klaida, Kreventikas padarė klaidą, įdėjo Jutos dinamito nuotrauką automobilio, dinamito. O gal ir nepadarė iš tikrųjų. Gal iš tikrųjų su to juodoju lėks. Jo, pažiūrėsim, pagyvensim, pamatysim. Labiau Haris galėtų patikslinti šitą dalyką. Jo, Haris gali komentarus parašyti. Turim Erdesainsą ir turim Porsche Baltica ir turim Algio Ledą, kuriuos aptarnaus AB Motors iš Italijos. Jo, profesionaliai italų komanda. Jo, kurios su Porsche turi. Nu, o sudėtis šįsyk yra tokios. Juta. Sudėtis yra tokios, bet kai teko pakalbėti su Erdesainsas, ten truputį dar turėtų pasipildyti vienu žmogum. Jo, tai Deividu Jocium. Jo, Audrius, Tikola ir Paulius, bet, parašyta taip, bet greičiausiai... Taip, bet mūsų žiniomis turėtų ir Deividas Jocius prisijungti. Jo, nes teko Jonui bendrauti su Deividu, tai Deividas tikrai bus. Beje, kas įdomiausia, žiūrėk, pakėlė Paulių Paškevičių į Semi Pro. Jo, į Semi Pro. Pagaliau. Kas irgi labai smagu, kad daugiau mūsiškių Semi Pro, nebent Kupčiukas yra Semi Pro. Ne, Valteris yra Semi Pro, ir Domas Raudonis yra Semi Pro. Jo, Domą Raudonį priskyrė prie Semi Pro. Nors Domas Raudonis, man atrodo, Kreventikai debutuos. Pereitais metais šiek tiek nustebė, nes... Na, matai, jie skirsto tam pagal tos ne tik Kreventiko pasiekimus ir kitų šalių. Jo, Baco klasių ir panašiai. Tai gerai, einam prie Jutos komandos, GT3 Pro EM. Čia sakyt, 4 komandos toje klasėje, kur yra ir Pro, ir EM klasių vairuotojai.
Ir sudėtis kitokia. Visi galvojam, kad čia bus broliai Geležiniai, Jonas Karklys. Iš lietuvių yra tik tai Arūnas Gečiauskas, vienintelis. Jo, sudėti šie metam labai įdomi, 3 užsieniečiai ir 1 lietuvis, wow. Jo, Arūnas Gečiauskas ir 3 užsieniečiai. Tai Lukasas Sandikdechel jau važiavęs Winter GT Series kartu su Juta, visai ten neblogai pasirodymai, ten važiavo ir Reginas Sokolovski ir kiti. 5 kartus Skandinavijos Porsche Carrera čempionas. 5 kartus. Jo, ir šiaip jo pasiekimai gan įspūdingi, kai pasižiūri visą jo karjerą. Dalyvavęs ir su formulėm, ir su Mercedesais. Ir su ta pačia radikalų automobiliu. Yra dalyvavęs net vienose Super Cup lenktynėse. Taip, tikrai matos patirties daug turintis Švedijos lenktynininkas. Taip, jau su Juta jau yra bendravęs sportininkas, o kiti du lenktynininkai tai patyręs australas Džošas Korbetas, lenktyniavęs Azijos Lemane, Azijos Lemano serijoje, taip pat laikė formą MRS GT Racing komandoje su GT3 Aero 24 valandų Middle East lenktynėse. Taip pat Azijos. Matos, kad su prototipais važiavo. Jo, mes. Jo, bet jis labai jis jau prototipai, radikalai, Australija. Ir dar. Jo, kietas patyręs 50. Dar vieną anglą praleidom. 57 ir jo, Kasparas Stevensonas, turbūt ryškiausias šios komandos žvaigždė. Dakaro, norėjau sakyti, Lemano lenktynininkas 5 metų, startavęs Lemane, 20 metų, talentingas Britas, praeitais metais. Matom, su Aston Martinu lakstydavo. Jo, su Aston Martinu dalyvavęs yra ir pasaulio čempionate, World Endurance Championship ir viename etape, paskutinėme etape Bahreinė užėmė 2 vietą. Tikrai labai profesionalius lenktynininkus. Ir galbūt šįsyk jų tas tikslas nėra pasirodyti, kaupti patirtį, kaip pavyzdžiui Artisainso, kurių sudėtis tradicinė ir aš manau, Artisainsas tiesiog čia važiuoja kaupti patirtį su GT3 automobiliu. Nemanau, kad jie kažką. Jo, bet žinant mūsų lenktynininkus Artisains, tikrai galima pakovoti, nes aš jau atsimenu, su GTX klasiai būdavo ten italų Mercedesą lenkdavom, dar kitus varžovus. Kodėl ne? Prie sėkmės irgi, manau, galima tikrai pakovoti dėl prizinių vietų. Taip, bet nemanau, kad prizinės bus, klasė yra labai tokia stipri, konkurencinga, taip. Turime tikrai daug greitų automobilių. Jau vien tas, kad 3 Ferrari bus. Taip, jo, ne. Ir dar begalė Mercedes. Jo, 3 Mercedesai, Porsche. Tarp kitko, įdomus faktas, Juta ir Artisainsas yra vieninteliai, kurie naudoja Audi ir Lamborghini automobilius. Visi kiti yra Mersai, Porsche, Ferrari, BMW. Jo, toks išskirtinumas iš tikrųjų, ne patys tie populiariausi, gal sakykime, automobiliai Kreventiko. Taip, dabar Audi Nors Audi, pavyzdžiui, praeitais metais buvo, kaip matėm, labai populiarus. Man keista, kad tiek mažai Audi automobilių šiais metais. Dėl to, kad nutraukė gamybą Audi motosportas. Gali būti, kad ir tas prisidėjo. O beje, buvusi Artisainso klasėje liko tik 3 komandos. Tai Vortexai mūsų konkurentai apžaidė buvę. Ir 9 Sunt 11 Racing vokiečių. Jo, bet reikia paminėti, kad Vortexas perėjo ant savo naujų automobiliukų. Jo.
kurie, nu, gan gražiai atrodo iš tikrųjų. Nu, Galim gal net ir parodyti nu, sportas mes, naujuosius. vai, nu, visų tų vortiksų, jo. Matot. Va, čia nauji modeliai, matot, kaip gražiai atrodo. Nu, čia Įspūdingai. kreventiko nupiešti. Nu, visai gražiai atrodo. Jo, ir tas dizainas visai, bent jau man patinka. Tai va, o dabar einam prie 992. Tai Porsche, tai Bimo Tors arba LG OLEDas, kaip vadinkim, tai Mantas Janavičius, Aurelijus Susitika, Marius Barkus ir Valteris Viedris, kurį norim visos mūsų su Jonu vardu pasveikinti su gimtadieniu. Jo, happy birthday, Walter. Jo, ir kaip latviškai, daug laimės Zimčias dieną. Tai Valteris Viedris, Semi-Pro, nes praeitų metų čempionas, šiemet tęsia lietuviškų komandų kartu su lietuviais toliau lenktyniauja. Labai smagu dėl Valterio, Federacija Latvijos irgi, manau, mačiau, kad įdėjo įrašą. Jo, labai šaunu, kad jaunuolis taip kyla, kad jo pasitikė, jį paima mūsų greitosios lietuviškos komandos. Taip, paėmė. Už tą kaimynų ėmimą aš tik labai džiaugiuosi. Taip, tai čia puiku, bet ir atsimenam ir Arturo tą paėmimą, jie Designsą. Jo, ir kas vat įdomiausia, čia dabar galvoju, ar čia to pačio Rimo rėmėjai, apie kurį mes galvojam, ar ne? Rimo. Jeigu to pačio Rimo, tai... To pačio. Toks įdomus dalykas, ar negalvoja ateityje pats Rimas grįžti? Tai Rimas, man atrodo, ir yra tie patys, bet jie dabar remia. Jie dabar remia, tai va aš apie tą ir kalbu, patys nevažiuoja. Tai va. Tai galbūt po kiek laiko, žinai, pamatysim ir patį Rimą sugrįžtant. Jo, legenda, dizeliukų legenda. O Porsche Baltic tradicija sudėtis, Kupčiukas, Donas Raudonis, kuris jo, praeitais metais sužibėjo ir turbūt Robertui labai patiko, kad įtiko Robertui. Ir Tautas Raudonis. Du broliai, kaip matom. Ne. Jo, du broliai. Ne, atsiprašau, ne. Ne. Labai panašios pavardės. Jo, Tautas Raudokas ir Eduardas Klepikas irgi, kurie... Jo. Nes čempionate lenktyniavo kartu su 992 Domas Bikerniekose pernai. Tai, talentingi jaunuoliai, talentingas kolektyvas, pas Robertą, tai labai smagu, kad seksis, o dabar einam prie prognozių, Jonai. Kaip manai, kaip seksis lietuviams Mugello trasoje? Aš manau, kad visos komandos kaups patirtį, išskyrus gal Jutą, kurių tikslas galbūt bus pakovoti savo... Žinai, kaip būna autosportai, prie tos sėkmės gali ir kiti lietuviai pakovoti taip pat dėl tų prizinių vietų. Čia toks dalykas, kad labai lemia tą sėkmę. O tai palinkėjimas būtų nuoširdus, kad visos lietuvių komandos grįžtų bent jau su priziniam vietom. Aš linkėčiau visom komandom finišuoti, o ko dar palinkėtų? Finišuoti. Tai va, tai to linkime tom komandom. Gerai, keliaujame į mūsų frontą. Ta patį savaitgalį, kaip vyks Kreventikas, Kaune vyks eilinis Lietuvos automobilių sporto suvažiavimas, LAS prezidento rinkimai. Praeitą mėnesį kalbėjom, kad galbūt bus intriga tose rinkimuose ir dabartiniam prezidentui Egidijui Janavičiui bus varžovas. Deja, atsitiko labai liūdnas dalykas. Be konkurencijos. Egidijus Janavičius tęs turbūt darbus, antrą kadenciją. Nebuvo, niekas neiškėlė savo kandidatūros, nors mano žiniomis buvo siūlyta dviem autosporto žmonėms. Vardu pavardžių nesakysiu, bet buvo siūlyta dviem žmonėms ir jie nesutiko, nors bendruomenė juos palaikė, siūlė, bet dėl asmeninių priežasčių, dėl darbo
vienoje iš savivaldybei tie žmonės atsisakė kandidatuoti. Tai Egidijus Sinavičius toliau bus prezidentus, greičiausiai, bet ten daugiau buvo problemų dėl apeliacinio teismo, į jo sudėtį įtrauktas ir Darius Jonušis, ir Ugnė, ir Kazimieras Vasiliauskas, ten 10 žmonių arbitrų, rimta sudėtis, bet svarbiau yra turbūt pasidžiaugti Nemuno žiedu, ne? Ir tą mini prezidentas savo programoje, kaip galima pavadinti programą. Nemuno žiedas iš tikrųjų gražėja. Jo, ir šiandien Nemuno žiedas pasiskelbė Facebook'e, kad matot, klampumo zonos įrengtos jo. Niekada taip gražu nebuvo kaip dabar. Jo, kada nors matysit Nemuno žiedą tokį gražų, man tai yra labai smagu, kas vyksta Kačergėj. Tai yra labai smagu. Aurelijus užsiminė apie projektą ir Jonavoje. Bet kol kas nepavyko su Jonu Karkliu susisiekti, tai negaliu nieko daugiau pakomentuoti, kaip ten viskas vyksta. Gal tu ką žinai daugiau? Ką žinau, tai aš žinau tiek, kad turbūt pas Aurelijų bus tas bendrovės susitikimas. Matysim. Jo, tą girdėjom abu praeitoje laidoje. Jo, kas girdėjo, tai jaunai, o daugiau turbūt naujienų nėra, nes viešai nėra. Sunku, reikia surasti finansavimą. Valstybė matom, kad šitą projektą kol kas nesiruošia remti. Jo, svarbiausia investuotojas. Valstybė taip, to investuotojų nebus. Valstybė negali 2 trasų įrengti. Tai va, laidos pabaigai turbūt šitiek užsiminkime ir apie Baltijos šalių čempionatą, kuris artėja, kuris bus po 49 dienų. Tai Bacas irgi ruošiasi. Jo, labai gaila, kad motosportas nerado lenktynininkų norinčių važiuoti, nors buvo planas tikrai ne Pabaltis, o Kreventikas. Jo, kol kas jo. Čia turbūt labiausiai liūdna po tokio gero pasirodymo Palangoje, kai mes čia visi tikėjomės, kad pagaliau motosportą išvysim Kreventikę, bet patys žinom, kiek dalykai kainuoja daug kaštų, tai yra kaip yra, bet realybė tokia, kad jie pasirinko Bacą, kur daug mažiau kaštų reikia. Jo, ir ten... Sąlyginai mažiau, iš tikrųjų Bacų irgi ten tų kaštų reikia pakankamai nemažai. Jo, reikia priminti, kad su Bacu motosportas ne tik yra žiedinių lenktynių komanda, jie yra ir to pačio ralio kroso stipri komanda. Iš kur į pradžią... Reikia paminėti, kad jie yra praeitų metų GT Pro čempionai klasės. Taip. Ir absoliučios, aišku, įskaitos 4 valandų. Tai vat, jie turi to darbą ir staponkus. Galbūt jų yra toks planas kaip Jutos, ugdyti jaunus talentingus sportininkus. Mes žiūrėsim, o su Bacu tai ten didelių permainų nebus. Mačiau, kad Leo Messengerį nedalyvaus, tai bus 325 klasės naujo čempionas. Žinom, kad turėtų dalyvauti Ferraris. Eimanto Navekausko, bet... Eimantas bent jau taip skelbia, kad norėtų pasibandyti save Baltijos šalių čempionatą. Būtų įdomu Baltijos čempionatas Mersas prieš Ferrari. O kodėl ne? Kodėl ne? Ir Palangoj būtų labai įdomu. Dėl Palangos aš net nebejoju, kad mes Eimanto Ferrari pamatysim. Jo, tik tai... Jeigu nenutiks kažkokių finansinių ar kitų problemų. Jo, tikėkime, tų problemų nebus. O žiūrėsim, kaip čia bus. Sekanti laida bus po Kreventiko. Bandysim į laidą pakviesti visas Lietuvos komandas. Gal ne visas. Kelias komandas, kurios dalyvavo. Jo, galbūt tą patį Aurelijų vėl pasikviesim pakalbinti, kaip jiems sekėsi. Arba mes nueisim pas Aurelijų į svečius. Arba mes nueisim į svečius. Jo,
Jeigu ką, arba mes kažką kitą sugalvosim. Nu tikrai. Ačiū visiems už palaikymą. Ačiū už palaikymą, jo, už gerus žodžius. Čia buvo Jonas Gabrielius, Žiedo broliai. Susitiksime artimiausiu metu. Viso gero. Ačiū, gero vakaro visiems. Ačiū.